Sveiki. Šiandien tinklalaidė Savanorio akiratyje studijoje geriausio savanorių ir sausumos pajėgų skyriaus varžybų nugalėtojas, geriausio KASP skyriaus vadas, vyresnysis leitenantas Julius Virušis. Tarnaujantis beje savanorių pajėgų prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 604 kuopoje. Kiek daug sakyti ir nesuklydau. Sveiki, Julius. Labą dieną. Malonu. Kelintą kartą jūs su 604 kuopos skyriumi tapote geriausio pėstininkų skyriaus varžybų nugalėtojais. Pirmą pakalbėkime apie savanorių pajėgų mastą, po to apie sausumų pajėgas. Dėl savanorių pajėgų, tai krašto apsaugos savanorių pajėgose, geriausios pėstininkų skyriaus varžybose antrą kartą tampam čempionais, jeigu neskaitant savo rinktinės. Tų atrankinių patekimo į geriausios pėstininkų skyriaus varžybų tolimesnį etapą. Tai antrą kartą. Tvarkoj. Ir pirmas kartas kada buvo? Pirmas kartas buvo 2019 metais. Tai, kaip prisimenu, tada mes buvom pakviesti, tiksliau aš buvau pakviestas vadovauti skyriui, jau buvau suformuotas skyrius, pakviestas vadovauti, vesti varžybą, sakykim, po tokios ilgos pertraukos, nes aš dažnai norėjau dalyvauti varžybos, tik sako, kad karininkam kol kas žino, kaip skyriaus vadu būti negalima. Kai pasikeitė ta nuomonė, kad ir karininkai gali būti skyrių vadais, tai nuo tada pradėjau. Tada buvo 2019 metai. Kokie buvo jūsų lūkesčiai, jeigu taip sąžiningai pirmosiose varžybose? Nebūt pirmiem, nebūt paskutiniam, kaip pulkininkas Dumbliauskas sako? Ar... Ne, iš tikrųjų lūkesčiai vis laik yra aukšti. Tikėjomės, norėjom labai būti, ruošėmės tam, nes tikslas buvo toks, sakom, kam dalyvauti, jeigu tik dalyvauti. Mes vis laik su tą mintim, kad laimėti. Jeigu nepavyks laimėti, padarom išvadas, kur buvo blogai ir sekant grįžtam kartą su padarytom išvadom. Tai kaip ir žemaičiai sako, ir užsispyrėn, tai mes irgi tokių užsispyrusių tonų išvažiavim tas varžybas. Aišku, labai pasisekė, buvo labai stiprus skyrius. Pirmasis, aš, kaip sakant, nelabai prisidėjau prie tos skyriaus, bet tos skyriaus formavime. Taip. Bet pasisekė, gal nepasisekė, gal įgūdžiai daugiau lėmė visos skyriaus sustirbimą ir tapom nugalėtojais. Ne veltui šiemet kalbamės, šiais metais jūs esate 2 kart geriausi. Ir sausumos pajėgos, ir savanorių pajėgos. Gal palyginkim šias dvi varžybas, sakykim, kokie skirtumai. Sausumos pajėgų varžybos sunkesnės, lengvesnės, kuo skiriasi jos? Dėl sunkumo, gal nepasakyčiau, kad sunkesnės ar lengvesnės, anos yra savotiškas. Ir KASPO, ir sausumos pajėgų buvo įdomios. Sakykime, gal pagrindinis skirtumas, kad sausumos pajėgos viskas vyksta per 2 dienas ir automatiškai susidaro daugiau kilometrų. Tai trasa yra ilgesnė ir iš tikrųjų reikia ruoštis daugiau fiziškumui. Kai pripranti tu viską per 1 dieną padaryti, tai toks gali būti blogas įprotis. Ir kai ateina antrą dieną, tu išleidęs esi savo visas jėgas ir antrą dieną būna tai lemiama. Ką palyginus su 19 metais, tai mūsų skyrius nespėjo atsigauti po KASPO. Tai mes 19 metais tapom 3 vietoj, iškovojom tik 3 vietą, o dabar po visų pertraukų, kartais ir nevyko sausumos pajėgų, buvo tai ir karantinas. Tai dabar grįžom su tokiu lūkesčiu, kad norim ateiti, pasiimti ar iškovoti, geriau taip sakant, tą mūsų nuoskaudą, kur likom tada ateiti.
Tai šiemet ypač koncentravomės, kad norim būti visur. Visur ant pakilos. Tai šiemet pavyko, kaip mūsų komanda sako, šiemet yra 4-0 metai. Tai rinktiniai, krašto apsaugos savanorių pajėgų, tada dar ir Šaulių sąjungos ir sausumos pajėgų. Sausumos pajėgų ir savanorių pajėgų. Kokie skirtumai, kokie niuansai gavot? Taip, tai sausumos pajėgas daugiau daro vis laik per dvi dienas, 2 dienų varžybos. Tai reikia pasiruošti fiziškiau, daugiau fiziškumo yra, didesni atstumai, daugiau kilometrų įveikti trasą. O krašto apsaugos savanorių pajėgų varžybos daugiau būna užduočių. Tai per vieną dieną šiemet teko, jei neklystu, 20 užduočių įveikti. Tai yra pakankamai didelis skaičius, bet jie tokie būna subalansuoti labiau, kad ir fizinės, ir loginės rungtys. Nebuvo taip, kad vien tik fizinės, o vien tik loginės. Tai tokia dinamika ir tuo pačiu tenka pripažinti, kai sausumos pajėgų varžybos buvo ir tos dinamikos. Ir buvo ir fizinių rungčių, ir loginių. Ir jos ir per 2 dienas išmėtytos. Nėra taip, kad vieną dieną vien tik fiziškai eini, kliūčių ruožai, bėgimai, taip toliau ir panašiai, bet išdėliota protingai, sakykim taip. Tai toks pagrindinis skirtumas gal yra. Kiek kartų, paskaičiuokime, prašau, asmeniškai dalyvavote GPSV varžybose? Asmeniškai? Asmeniškai, taip. Ir kokiose pareigose? Ar visą laiką skyriaus vadu? Visada asmeniškai. Ir šiemet buvo jau 13 kartas. Tai su mano laipsniu tai neįmanoma būti neskyriaus vadu, nebent dar kapitoną priimtumėm į skyrių. Jo, tai visada skyriaus vado pareigose, taip sakykime. Kaip jums pavyko pasiekti tokių aukštų rezultatų varžybose ir kokia tai yra sėkmės formulė? Turime skyrių, turime 10 žmonių, karius reiškia, skyrius yra tvarkingas ir ar gali būti visi vienodai geri sportininkai, visi vienodai geri orientacininkai, visi vienodai geri šauliai? Jūs tą pasiekėte. Tai išduokit, prašau, ir mūsų tinklalaidės žiūrovams ir savanorių pajėgų visiems kariams, kur yra tas receptas, ta sėkmės formulė. Turėsit rimtesnių konkurentų, aš manau, kitais metais. Labai gerai, konkurentai gerai. Kuo sunkiau varžybos, tuo geriau patiems, tuo labiau tobulėjomės. Tai tokios kaip sėkmės formulės, nemanau, yra. Ar iš vis tokį galioja. Pagrindinis, sakykime, gal sėkmės rodiklis, tai juodas darbas, prakaits į kraujas. 3 elementai, be ko nesusideda, sakykime, tas rezultatas. Tai sakykime, visų varžybų, žiūrint ir pasiruošimų, visi pasiruošimai trunk minimum 4-5 mėnesiai prieš varžybas. Jau pradedam ruoštis fiziškai, psichologiškai, kad bus sunku, kad reikės daug kelti, dinamikos bus. Tai kadangi mūsų skyrių yra ir sportuojančių, ir orientacinį, ir crossfitą, tai mes žiūrėjom, koks būtų geriausias, sakykime, sportas, kad ruoštų kūną labiau tom užduotim. Tai pasirinkom crossfits, čia yra mūsų tas arkliuks ir su juo turėjom tokį, negalim pasakyti, kad trenerį, bet kuris nusimano. Ir pagal jo sudarytas toks programėlės, patys asmeniškai ruošėmės. Susitikdavom kas savaitę, kas 2 bendrom treniruotėm. Ir taip po biškį fiziškai pasiruošėm. Nu, aišku, dar yra vienas iš tų, kad tą patį dalyką, jeigu jau žinom, kokios bus rungtis, tą patį dalyką N kartų kartuoji. Kai padarai 80 kartų tą patį veiksmą, 81 tu supranti, kaip reikia padaryti, kad būtų greičiau, lengviau ir taip toliau. Tai tas kaip ir posakis kartojimas mokslo motina.
Tai kartojom, atradom, pradėjom žiūrėti ne tik į bendrą visumą, į smulkmenas, ir jau kai smulkmenas išanalizuoji, išmoksti, tada viskas veikia automatiškai. Tam varžybų metu esam, daugiausiai būnam tokiam lengvam šokė, nes yra sudarytas spaudimas, reikia viską greitai, gerai ir tu negalėsi jo pakartoti. Tai kai tokiam šokė tu vis laik darai ir atsiranda ta, tiksliau reikalinga raumenų atmintis. O kai raumenų atmintis išlavinta, padaryta daug kartų ir mes taip, sakykime, automatiškai viską darom. Kaip kažkoks sakė geras dėdė, aš atsimenu, kad mes toj kritiniai situacijai nesam linkę žmonės galvoti. Mūsų galva neveik tada veik raumenys atmintis. Ką kūnas yra išmokęs, tą padaro. Tai mes tą taisyklę kliaujamės, pasikliaujam ir galbūt čia vienas iš tų dalykų, kas mums padeda. Kiek tų treniruočių reikia, kad atmintis atsirastų? Geras klausimas. Negaliu atsakyti, kiek mes padarom jų tų treniruočių, bet asmeniškai kiekvieną treniruotę dirbam visumoj ir po treniruotės aptariam, kas blogiau sekės, kas geriau sekės. Ir jeigu matom, kad tam kariui ir prastai ten su ginklų vardymu, sakykim, surinkimu, tai sakom, tau namų darbai. Eini, drilini. Eini į kuopą? Taip, eini į kuopą, suorganizuojam, kaip sakant, kad išduotų tendans ginklus ir drilinį, asmeniškai dirbi. Tai į tokių atradom, kas kur silpniausi ir tobulinam tas vietas. Kaip ir kitas dėdė sakė, geras, sakė, esi stiprus tiek, kiek yra silpniausias tavo skyriaus karys. Kiek jis yra stiprus, tai va. Išeina, jūs sugebate tuos įgūdžius suvienodinti. Ir tas, kas buvo silpnas, sakykime, ginkluotės ardyme, jis tapo pakankamai stiprus. Dar gerą atsimint pavyzdį pasakė iš kito skyriaus. Skyriaus vadas sako, skyriaus vadas, aš skyriui turi būti silpniausias. Kai aš būsiu silpniausias skyriui, tai eisim šluosim viską. Tai stengiuosi, kad jie pastoviai viskas vyksta varžybų principų. Davai, hebra, varom. Jeigu ginklą ardyme, ant to ginklo aplenkėt mane, okei, jūs jau kiti, jums nebreik treniruotis. Jeigu manęs neplenkėt, drilinat. Čia taip sakot, ne jūs taip sako vienas iš mūsų rinktinių skyrių vadų, ar ne? Turiminiai, man pasakė tą veiksmą, kad skyriaus vadas turi būti silpniausias. Man patiko, tai vyko Amerikoje, kai buvom laimėję po pirmo karto. Ir tai buvo paskatinimas ir jūs išvažiavote pratybas į Jungtinės valstijas, taip? Taip. Čia buvo vienas iš paskatinimų, kad po geriausios pėstininkų skyriaus Kaspo varžybų, kas laimė pirmą vietą, važiuoja, sakykim, kažkokį kursą tobulinimui savęs į Ameriką. Tai mes 2019 laimėjom, 2020 važiavom, nes ten buvo COVID tendencija ir kažkas neleido, kažkas buvo, neatsimenu tiksliai. Tai ir ten susipažinau su, užmiršau dabar to, iš kur ten buvo tas skyrius, esu skyriaus vadu ir jis iš jo irgi pasisėmė, sakykim, vieną antrą mintį. Tai Katra man padėjo ir leido tobulėti toliau. Puiku, kągi įdomi išmintis. Kuo ypatingas jūsų skyrius? Aš žinau, kad tai, organinis skyrius, jūs su tuo skyriumi važiuojate į pratybas, sakykime, ateina į 3, meluoju, 6 rinktinę tvirtas skydas ir jūs su savo skyriumi važiuojate vykdyti užduočių. Taip? Taip. Pagal kokius kriterijus surenkat karius į savo skyrių? Gal kriterijų nebuvo pradžiai, kaip rinkom, bet tokią sistemą, sakykim, padarėm, kad tikslas yra vis tiek surinkti organinį skyrių, tai pagal norą, kas norit būti, čia nebus lengva, bet galėsim kažko pasiekti. Tai didžioji dalis yra Šaulių sąjungos narių,
buvusių užaugo, kaip sakant, mane matė kaip jaunieji šauliai, užaugo, atėjo į krašto apsaugos savanorių pajėgas ir, sakykime, pasirinko norą tarnauti pas mane skyriui. Nu, mes iš to skyriaus bandom vis laik išmelžti, taip pasakyti, išspausti kuo daugiau. Kai kuo daugiau spaudi, pats jie supranta, kur tobulėti reikia ir tas mums padeda. Ir kitas dalykas, jeigu rinktumėm iš visų skyrių ten po vieną, po du žmonės, tai yra pakankamai sunku, nes jeigu tu dirbi su savo skyriu, tu pažįsti jį, žinai savo silpnasias, skyriaus stipriasias vietas, kur kiekvieną pridengi, kitą, sakykime, kitus karių uždengti kokį karį, jeigu jis nežino vieno ar kito dalyko ar nemok, trūksta įgūdžių. Tai tas pažinimas, viens kito žinojimas, kas ką sugeba, tai irgi didelis pliusas tokios varžybos kaip geriausios pėstininkų skyriaus varžybos. Kaip tik šiais metais savanorių pajėgų vadas pulkininkas Darius Vaicikauskas buvo pasakęs, na, kur baigėsi motyvacija, tebūnie ten padeda jums disciplina. Kaip pakomentuotumėte šitą posakį? Ir buvome anksčiau kalbėję, lyg ir tie dalykai veikia pas jūs. Pats geriausias pasakymas, nu, ten su disciplina pasieks daugiau nei su motyvacija. Taip, na, tai iliustruokim. Motyvacija yra toks laikinas dalykas. Gali būti išorinė, vidinė motyvacija, vidinė, aiškiai, ilgiau užtrunka, išorinė, staigiai pamotyvuoja ir gali užmiršti. O disciplina, tai reiškia iš vidaus, iš kario vidaus eina. Jis nori, daro, užsibrėžęs į tikslą, mato savo mintyse tą tikslą, tiesiai kažkur kelrodė žvaigždė ir, žino, viduje savo planus sudėliojus ir kaip to pasiekti. Tai su disciplina, aš manau, ir rodikliai visi rodo, kad pasieksim daugiau. Nors negaliu sakyti, kad pas manęs skyriui kariai nėra motyvuoti. Tikrai nieks nepasakys, kad jie ir be motyvacijos, jie norų turi. O discipliną mes bandom įdiegti tam tikrais būdais. Taip, pavyzdžiui, atsiskaitimai. Kiekvienas karys, sakykim, iki varžybų laikotarpį gavęs užduotį, nu, kaip ir sportas. Tam tikras yra vienas karys, antras karys sugalvoja, ką reikėtų atskaityti, kaip ir paprasti atspaudimų challenges. Dabar mes pagal Bring Sally Up dainą darom. Kai sako up, pakylam, down, nusileidžiam. Ir darom, kiek minučių tu išlaikys pagal tą dainą. Na, visi atsiunčia filmuotą video į mūsų grupę ir ten sudėlioja rezultatus, kas minutė, kas dvi, kas visą dainą stovėjo, padarė tos atsispaudimus. Ir tokie atsiskaitimai, kai vieni kitus matom, automatiškai skatina. Čia yra tas irgi varžybų principas, kad irgi nenori būti tas paskutinis, tai darai namų darbus, savaitę, dvi stengies. Ir tada jungi dainą ir darai. Jeigu nepavyksta, antrą kartą jungi po valandos. Taip, darai taip, kad būtų. Yra laikotarpis, kur turi atskaityti, sakykime, ir tas tikrai veiks, skatina ir verčia mus judėti į priekį. Aišku, yra labai gerai, jeigu yra daugiau karių. Skyriaus varžybos gali dalyvauti tik 8, tai jeigu yra daugiau karių, tai automatiškai kažkas atkris. Vyksta konkurencija. Kas papuls į varžybinį? Į varžybinį 8-tuką. Atsarginių vis laik reikia turėti, nežinosi kas. Ir buvę taip, kad paskutinę dieną takšti ir koja išsisuko. Tai jau tas karys yra našta, sakykime, su juo jau varžybos nesudalyvausi, iš karto turi imti atsarginį. Tai atsarginius vis laik reikia ruoštis ir tas toks noras papulti į startinę 8 yra sveikintinas ir tokie visi atsiskaitimai padeda. Kas tie stebukladariai jūsų? Kas kariai civiliame gyvenime? Sportininkai? Yra dalis tikrai buvę arba profesionaliai sportavę, arba mėgėjiškai, bet aukšto lygio sportininkai, orientaciniai, crossfito, sunkioji atletika,
Bet, Tai čia mes kalbam apie pomėgius, aš norėčiau specialybės. Jo, čia apie pomėgius. Žemiškiau. Specialybės, tai turim ir vadovų, uždarųjų akcinių bendrovių, pavaduotojų, inžinierių, archeologų, vadybininkų, daug visokio plauko specialistų, kas irgi prisideda prie to, nes atsineša jie į kariuomenę savo patirtį, kur mes galim vienoje ar kitoje rungtį panaudoti. Jūsų skyriaus amžiaus vidurkis 23-24 metai. Tai santykinai jaunas amžius. Jūsų nuomonė, kaip amžius ir kariniai patirtis įtakoja rezultatus varžybose? Amžius, sakykime, vidutinis amžius taip, 90% yra, sakykime, iki 25 metų. Aš ir vienas kolega esam, sakykime, perkopę tą amžiaus ribą. Išduokit paslaptį, kiek jums metų? 37. 37. Gerai atrodote. Ačiū. Tai tas amžius, sakykime, jis didžiai dalį atspindi patirtį. Nėra taip, kad jeigu 18 metų, jie čia viską moka, viską gali, viską padarys. Ne, su amžium ateina patirtis, branda ir su tuo, ko, sakykime, kryptingai dirbant, tu gali pasiekti rezultatų. Tai šitas skyrius buvo suformuotas visiškai naujas, nuo 2019 metų kontekste žiūrint. Tai suformuovom visiškai naują, kurį sudarė, sakom, 90% iš mano jaunųjų šaulių išaugę kariai ir jie norėjo kažkur save realizuoti, pasiekti, parodyti savo ir kitiem, kad jie gali būti geri kariai. Už tas varžybos mums yra toks kaip vienas iš didžiausių išbandymų, nes čia daugumas skyrių esu varžybos girdėjęs, pasakė, kad sakom, mes čia atėjom, vienos varžybos išmokom daugiau negu per visus 4 metus, kiek aš esu tarnybose. Tai tokia irgi žinutė pasiųsta ir kad tos varžybos yra reikalingos, naudingos ir čia patirties karys įgauna žymiai daugiau negu, sakykim, pratybos, nes gali būti ten užduotis skirtingus. O čia per vieną parą mes 20 skirtingų užduočių padarom. Tai užaugom su to skyriu, sakykim, truko ta mūsų kelionė, sakykim, 2 metus. Tai 3 metais jau mes, tiksliau jau 2 metais jau matėm, kad esam geram kely. Pernai užėmėm 3 vietą, ten labai mažų skirtumų atsilikę nuo pirmos ir antros. Sausumos pajėgose turi? Ne sausumos, Kaspo. Supratau. Jo, praeitais metais nebuvo sausumos pajėgų varžybų, nežinau kokias priežastis. Tai užėmėm 3 vietą ir pasidarė išvadas, žinojom, kur buvo blogai, bet esam geram kely, kur dar kas nedadirbo su savo, sakykime, namų darbais. Pasidarėm išvadas ir šiais metais jau ėjom nugalėti ir ne 1-2 taškų skirtumų, kad netyčia, bet, sakom, turi būti minimum 20 taškų. Čia reiškia tada, kad mes parodom, kad esam pasiruošę, o ne bandom, kaip bus. Tai mums tas vabank principas netinka ir šiemet pasisekė. Ar pavyko 20 taškų? Man atrodo, visuose daugiau nei 20 buvo, kitur ir 30, kažkur, sakykim, gal net netoli 40. Buvote gera galva aukštesni negu kolegos? Galime taip pasakyti. Koks jūsų nuomonė turėtų būti idealus Kaspo pėstininkas? Ar, tokius telšiai gamina tik? Idealių nėra. Čia yra vienas iš irgi gyvenimo taisyklių. Idealių nebus, mes galim tik stengtis būti tokiais. O toks idealus karys savanoris. Pagal mūsų taip, tarnybos specifiką. Čia, manau, yra irgi tos kariuomenės vertybės ne iš piršto laužtos. Tai ir kovinė dvasia, ir profesionalumas, čia viskas įeina į tas mūsų kariuomenės iškeltas vertybės. Ir tikrai, jeigu tos vertybės yra puoselėjimas, ten vadovaujasi jom, siekia jų, tai tas ir padaro. Nes, sakykim,
vienas karys gali funkcionuoti idealiai, tobulai, sakykim, vienoje srityje, bet visiškai nefunkcionuoti kitoje. Tai čia dar priklauso irgi, kokia užduotis yra. Aišku, mes turim būti universalus ir stengiamės, kad kuo daugiau, kuo plačiau viską žinoti, mokėti ir daryti. Tokia yra kario duona, būti vis laik pasirengus. Kągi, kokia rungtis šių metų GPSV varžybose buvo sudėtingiausia ir kodėl jūsų skyriui? Negaliu pasakyti, kad buvo kažkokių sudėtingų. Taip, ėjote lengvai. Nes jeigu sudėtinga, jeigu sunku, jeigu kariui tai išved, sakykime, iš komforto zonos, tai jau ir gerai. Bent jau mūsų skyriui tai žiauriai patinka dalyks, kad yra kažkokių spes naujojų, kur pareinam ir išbandymų. Ir išbandymų, sakykime, ir mes sakom, čia buvo geras, čia to nesitikėjom, to nematėm, to niekados nedarėm, tai ta rungtis gera. Jeigu sukel tokias diskusijas po rungties, tai mes iš karto pasižymim, užsirašom, naudosim, sakykime, su savo kopos kariais. Jiem irgi turim perti patirtį, kur patys gavom. Taip, kaip jums patiko Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės organizuota rungtis šiais metais? Taip, viena iš įsimintiniausių rungčių, kuriuom skyriui tikrai labai patiko. Ir taip, ta rungtis susidėjo iš tokių, sakykim, nematytų, negirdėtų ir neregėtų iki šiol elementų. Pradžia buvo, kai mes užsidėjom, sakykim, MALS sistemas ir instruktavo, kad čia reikės mums eiti, jūs patenkat į pasalą ir jau jūsų įgūdžiai, jums reikia kuo daugiau atsitraukti iš pasalos vietos iki nurodytos, sakykim, iki nurodytos vietos. Tai mes ėjom gal kokį kilometrą, gal pusantro, nežinom, kada prasidės, bet tam laikotarpį, tam atstume vyko daug tokių siužetų. Aplinkui girdėjus balsai, kad ten aplinkui sužeisti žmonės klykavo, rėkavo, moteris su kruvinom akim ir su vaiku verkiančiu pribėgdavo, sako, jūs gelbėkit mane, čia nori mus išžudyti ir panašiai. Tai, bet per instruktažą buvo pasakyta, kad tu negali kreipti dėmesį į nieko, jums į koncentraciją nueiti tiesiai, sakykime, tiesiai, patenkat į pasalą ir atsitraukinėjat. Tai girdėjom, kad iš tos rungties buvo, kas tikrai ir pasimaišė, sako, jau puolė tai moteriai padėti ir panašiai, tai parodo, kaip buvo gerai vykdoma ta rungtis, kaip pavyko psichologinė operacija. Jo, psichologinė operacija. Tada mes, sakykime, kai jau ėjom, patekom į pasalos vietą, mes neužuodėm to, ką užuodė kiti skyriai. Nes einant dar buvo visur manekenų, sakykime, muliažų pridėliota ir tikro žarnas, nežinau, ten yra gyvūnų, ne gyvūnų, tikro žarnas buvo ant to manekeno sudėtas, tai kai išvietė saulė, visi jie jautė tą gėrį. Tai sako, mes biškį kukčiodavom. Mes to nejautėm, mes grinai ant mūsų rungties pradėjo lyti. Tai visą kvapą nuplovė, mes tokie kaip ir neutraliai praėjom. Tai vieno tokį pojūčių mes negavom, kad būtų gal dar labiau patikę įsigyventi, ne? Jo. Tai po patekimo į pasalos tą vietą patekom, automatiškai viskas pagal planą mūsų, kad turi pirmą būti dūmai, užsidūminom, sakykime, tą vietą traukimo ir pradėjom traukti. Traukimės, bandėm pradžiai taktiškai, matom, kad po mažai žingsniukais judant nepavyks, tai sakom, kadangi vyks veiksmas ir sproginėja minos, ir šaudo, ir pats rėki, ir tu matai, kad tave girdi 2-3 žmonės, maks, 2-3 kariai į priekį. Tai aš ten bandžiau perėkti gerklę, kad tik visi išgirstų, norėjau kuo daugiau išgelbėti atsitraukant. Tai atsitraukinėjimas, aš galvoju, jau kokį pusę kilometros mes nubėgom, viskas, jau gerai, jau reikia stoti į bėgą, sakau, stojat, bėgat ir iš kito šono vėl gavom ugnės, vėl mus, kaip sakant, patekom į antrą pasalą. Vėl pradėjom atsitraukinėti, dūmoj nebeturėjom, išsileidom mūsų bėdą, tai teko pasikliauti kojom. Ir sakau, hebra, dabar bus taip, aš šaudau,
jūs atstojate, bėgat, neatsisukdami, sakau, aš paskutinis atbėgu. Nu ir tada, kas ten girdėjo, šaukiau, klikiau, reikiau ir mes jo atsitraukinėjom. Vienas karys sugalvojo, kad reikia vis tiek nam dar atsišaudyti. Tai tas mintis buvo bloga, kaip jau parodė patirtis, jį nukalė, nušovė. Tai iki pat galo mes parbėgom tik 3 kariai, galvoju, blemba. Blogai. Blogai. O iš tikrųjų pasirodo? Jo, tai galvoju, sakau, kaip nepavyko išsaugoti visą skyriaus, sakau, 3 pargrįžom, sakau, bet ačiū, nors 3 grįžom, tai instruktoriai prie, labai gerai. Sakau, kas gerai, sakau, 3 grįžom. Jis sako, daugiausiai, kiek iš viso pavyko grįžti. Sakė, ties pirmą stotelę dažniausiai visi jau žūdavo. Tai toks prisiminimas ir emocija liko, kaip sakant, paliko tokį įspūdį ne tik man, bet ir visam skyriui. O iš kiekvienų varžybų mes skyrius stengiamės tokį... Trejetuką sudėlioti? Trejetuką sudėlioti geriausių rungčių. Sakykime, kai buvo Kaspo varžybose, mūsų pagrindinis buvo pirmoje vietoje tas atsitraukimas iš pasaulus vietos, kur 8 rinktinė. Tada, kai dalyvavo skyrius Šaulių sąjungos, geriausios pėstininkų skyriaus varžybos, tai jiem buvo viena iš įdomiausių rungčių inžinerija, kur reikėjo išsiminuoti kelią, nueiti iki užminam vietos, padėti, sakykim, sprogmenį, akumuliacinį užtaisą. Tada per tam tikrą laiką atvažiuoja tanko ar BTR imitacija ir reikia pataikyti. Ten kliūni iš spalvoto tokį, sakykim, rutuliuko. Ir jeigu pataikai į tą imitacinį tanką, jis dydis apie 6 metrai, 6x4, tokio dydžio, realaus dydžio. Ir jeigu pataikai, užskaito, ten papildomai taškų duoda, jeigu nepataikai, laisvas ir panašiai. Tai jiem ta rungtis patiko. Ir, sakykime, jeigu žiūrint iš sausumos pajėgų, tai vienareikšmiškai patiko rungtis, kur naudojam dujokaukis. Dujokaukių, nežinau, ABC, mes ją vadinom. Tai toj rungtį reikėjo per 20 sekundžių užsidėti, gal pradėm nuo pradžio. Išdalino vodų filtrus dujokaukių, turėjom savo dujokaukės ir sako, turit per 20 sekundžių užsidėti dujokaukę, po 20 sekundžių pradės leis dujos. Hebra užsidėjom, prisitampėm, pasižiūrėjom, prieš tai gavom, aišku, tos kostiumus, sakykim, kad ne ant savo rūbų. Ir po 20 sekundžių pradėjo leisti šarinės dujas. Leido, vis pakvėpuojam, jeigu gerai, rodom liuksą, jeigu ne, tipo, krenti žaidimą. Na, buvo toj rungty 4 užduotis. Pirmoji užsidėti dujokaukės, tada visi į bunkerį. Ir bunkerį pastoviai palaiko dujų kiekį, leidžia pastoviai dujų ir tau pirmoji užduotis – pasikeisti pačiam filtrą. Nusisuki savo, išsiemi iš krepšelio kitą, užsisuki. Ir tuo metu dujos? Dujos pastoviai. Taip. Tada irgi pasako, viskas gerai, visi parodai, viskas gerai. Antra užduotis – padaryti, atšaukta buvo, antra užduotis reikėjo draugui. Poroj reikėjo viens kitam pakeisti filtrą. Tai nusisuki savo, draugas savo nusuka ir tu suki draugui, o draugas tau. Ir tarpusaviai pasikeitė. Pasikeitėm, parodėm, Ir sako, dabar prieš paskutinę rungtį jums reikia padaryti 15 žvaigždučių. Mes buvom su šarvinėm liemenėm, tai aš iš karto jau pagalvojau mintį, kad čia nereiks skubėti, nes paskui mačiau, kokia bus užduotis. Tai padarėm taip lėtai 15 žvaigždučių. Instruktoriai biškai taip pasijuokė, matė, kad mes išnaudojam situaciją pagal save. Ir tada sako, jums dabar atimam visus filtrus, gaunat vieną filtrą ir poroj su vienu filtru 3 minutės. Vienam užsukam filtrą, pakvėpuoja ir savo užsisukė. Ir taip keities vienu filtru dviesi. Ir taip 3 minutės reikia iškesti. Jeigu kam blogai, sakot, bėgat iš bunkerio ir taip toliau. Tai kiek išeis po 3 minučių iš bunkerio, tiek taškų įgausit. Kiek karių. Tai čia buvo toks vienas iš įdomesnių, nes tu rizikuoji savo sveikatą. Nenori tu įkvėpti dujų, bet kažkiek įkvėpėm, nes vis tiek tas noras oro įkvėpti ir didesnis nei sulaukia to filtro, kol užsuka.
Ir, sakau, mes 3 minutės keitėmės. Pirmoji minutė tokia buvo kaip ir lengvesnė, ten daugiau oro, o paskui jau pradėjo trūkti. Jau matom, kad aš nusuku filtrą jo, dar savo neužsisukau, aš matau, kad draugui jau trūksta. Jau viskas čia prasoja, jau sako, greičiau. Tai tas toks paliko tokį įspūdį ir mes paskui pradėjom, sakykim, iš savo genetikos, nežinau kaip pasakyti, pradėjom naudoti visas. Atsiklopėm žemiau, kad kuo naudoti mažiau degonės, kad iškestas 3 minutės. Nes dujos viršui koncentruotos labiau. Mes galvom, kad viršui iš tikrųjų jos kaip tik jas leidžiasi į apačią. Tai vienu momentu aš matau, kad užsukau, reikia duoti jam pakvėpuoti, aš matau, kad reikės man įkvėpti. Aš bandžiau iš savo rankų pasidaryti filtrą, užsidėti, kad bišk prafiltruoti nors to oro. Bet aš atsiguliau žemiau palei žemę, žiūriu, kad ne. Man čia veidą pradėjo deginti, sakau, reikia kentėti. Na ir mes, tie, kurie realiai įėjom, tie visi ir išbuvom, nes 2 negalėjo kariai įeiti, nes dujokokės buvo netokios, neturėjom adapterių ir negalėjom naudoti filtrų. Tai iškart 2 kariai buvo minusai, bet įspūdis tos rungties tai tikrai patiko ir kai ir per pratybas jau savo kariam iš karto suorganizavom, sakykim, pasiūlėm ir kopininkas mūsų jau prieš kelias dienas, sakykim, kai vyko pratybos, jau išbandė panašų variantą, tik biškį tokį, sakykim. Palengvinta. Su ašariniam dujom. Kągi, jeigu būtumėte geriausio pėstininko skyriaus varžybų organizatorius, ką panaikintumėt, ką pridėtumėt, jeigu jūsų valia būtų? Taip, naikinti gal nieko nereikėtų, tik reikėtų, mano manim, kuo daugiau naujų rungčių. Taip, matom, stebim, kas pašonėje vyksta, kaip karas Ukrainoje diktuoja kokias sąlygas, kaip pasiranda naujovių. Tai, manau, reikėtų irgi dėti į mūsų varžybų pasiruošimą ir vykdymą užduočių, tokius kaip veiksmai su dronu, ar kaip atsitraukti, kaip saugoti jų, ką dronas gali ir panašiai. Tai čia toks vienas iš naujovių, tai manau tikrai reikėtų jį dėti ir aš tai stengčiausi ir manau įdėčiau. Jūsų skyriui turėtumėte gebančių dabar? Taip, turim gebančių, turim, sakykim, 1 ar 2 esam nuosavus dronus nusipirkę, tai, kaip sakant, treniruojamės. Neturim tų, sakykim, FPV vadinamų dronų, bet jau su žvalgybiniais dronais jau turim patirties. Aš jau pilotuoju tą žvalgybinį droną daugiau nei 5 metai, tai turiu kažkiek patirties, kaip gali, kiek gali kilti, kaip padeda, sakykim, žvalgybai panašiai, kokią informaciją gali surinkti. Tai taip. Pasirodo, jūs ne tik geriausias savanorių pajėgų skyriaus vadas, bet ir vienas geriausių savanorių pajėgų šaulių. Turiu omeny šaudymo varžybų prizininkas. Kaip šiemet? Atskleiskit, jums sekėsi šaudymo varžybose. Jeigu žiūrint kaip geriausias pėstininkas skyriaus principą, tai geriausias pėstininkas skyriaus 4-0, kaip minėjau. Tai iš šaudymo varžybų 2-0. Nagi, ir plačiau prašau. Šiemet Lietuvos kariuomenės šaudymo varžybos dalyvau 2 disciplinose. Tai buvo ir su pistoletu, ir su M14. Tai su pistoletu pavyko apginti praeitų metų čempionų titulą, statusą. Tai išlikom, o pernai nedalyvavom M14, tai šiemet taip pat pavyko iškovoti 1 vietą ir M14 disciplinoje. Čia yra daugiau tokia disciplina kaip olimpinė, kad šaudom be optikų, be kolimatorinių taikiklių, viskas yra, kaip sakant, su standartiniu atviru taikikliu ir iš visų padėčių ir 300 metrų. Tai patinka tokie, kur, kaip sakant, gauni ginklą
ir bandai padaryti kiek įmanoma daugiau su tuo ginklu. Visi vienodos sąlygos ir tada lemia jau tik įgūdžiai. Taip pat pavyko ir sudalyvauti keliose užsienio varžybose. Danijoje vykus ten irgi savanorių pajėgų tokios varžybos. Tai ten pavyko užimti 2 vietą, bet kaltinamės mūsų komandą orą blogą, nes oras pakišo koją, turėjom pagal viską būti pirmi, bet oras blogas neleido visom komandom užbaigti visų rungčių, visų, sakykim, pratimų, todėl vertino tik kelius pratimus ir iš tų kelių pratimų, sakykim, mes likom vice čempionai. Bet ir kaip ir, niek nepakeisi. Tamsta Juliau, kalbant apie šaudimą, kas jūsų nuomonė labiausiai įtakoja rezultatus? Darbas, sėkmė ar talentas? Yra teigiama, kad 1 iš 10 000 taiklų šaulys iš prigimties. Nu, jeigu teigiat, kad... Ne, aš teigiu. Kažkas, jeigu teigia, kad yra 1 iš 10 000 gimsta jau taiklus, tai patikėkim, bet kaip ir minėjau pradžioje, tai juodas darbas, prakaitis kraujas. Tas pats pėstininko ABC, ar ne? Jo, tai turi dirbti ir aišku, jeigu vien tik dirbi ir neturi gerų, sakykim, mokytojų, instruktorių, tai irgi labai gali ilgai užtrukti, kol tu pasieksi tam tikrą lygį. Bet su gerais mokytojais, su gerais instruktoriais, gerais pavyzdžiais labai gali greit išmokyti šaudyti. Tikrai esu matęs, kars netyčia, irgi nueinam į policijos šaudyklą pas savęs, pasibandyti, pasižiūrėti, kaip ar įgūdžiai nedingė, tai ateinu, būn koks nors policininkas, nu ką, žiopliai, šaudot ir ar nepataikot, nu taip, juoko forma, žiūriu, akurat nepataiko, nu tai prieini, sakai, pabandyk taip, aha, pas tavęs yra daugiau suformuotas, sakykim, įgūdis tas, kad tu nesupranti, kaip veikia ginklas. Pabandyk, sakau, tau pagrindinis yra nuspaudimas, paspaus nuo leistuką, tolygiai. Jeigu tą padarys, visus pataikys. Nu, tai 10-15 minučių instruktažo, sauso drilo, viskas. Kur iš 10 vienas antras kliūdavo, iš 10 metrų turi minį, iš 10 šūvių. Vienas antras kliūdavo, paskiau iš 10 pataikė. Tai sakau, tai po to sakau, kodėl, tiksliau, jie man sako, tai tu pareik pas mus čia, reiktų instruktorių. Sakau, okei, sakau, visur spėsim. Tai ateisi čia, jeigu reikės, pasikvieskit ir jūs mane, sakau, visi kažko pamokys, nes tikrai... Tai jūs neetatinis policijos instruktorius čia paslaptį išdavėme? Galim taip, turim savo, sakykim, ratę draugų, daug policininkų, tai mes einam irgi, kaip sakant, tokį varžybinį principą, varom, iš alaus. Kas geriau, kas prasčiau, gal šiandien išsimiegojus, neišsimiegojus ir panašiai. Tai vis laik patinka pasivaržyti, kai varžais yra kiti įgūdžiai. Iš karto tu stengiasi padaryti maksimaliai gerai. Ir tas tikrai jaučiasi ir realiai, aš sakau, išmokau šaudyti varžybose. Taip, jau pats galvoju. Vat sugrįžkim prie to iš tikrųjų. Negi jūs tas tikrai vienas iš tų 10 000, kur paėmė ginklą ir jums gerai sekasi, ar turėjot gerą instruktorių, prisiminkit savo pirmus pataikymus, pirmus šūvius. Tikrai nesu tas 1 iš 10 000, prisimenu savo pirmosius, tai man žiūriu, kad tikrai patinka šaudyti, bet kažko nemoku. Tai pirmoji pamoka buvo karo akademijoje, kai ėjau, man atrodo, šaudymo vadovo kursą laikėmės. Tai pakliuvo taip, kad, sako, šaudom mes su pistoletu ir davai, sukamės. Vieni vadovauja, kiti šaudo. Vadovauju, šaudo ir sukam ratą. Sakau, hebra, aš vien kartą pavadovauju ir tada man vis laik prieš šaulius atvykti. Nes atvykti už saugos instruktorių, sakau, aš noriu šaudyti. Na, į to momentu tikrai ten ne 10, ne 20, o keli šimtų šovinių iššovėm. Ir mane pastoviai koreguoju, aš žiūriu, kaip aš tobulėjau, turime iš rezultatų. Pamačiau, kad tikrai gali tobulėti. Ir kai pirmą kartą sudalyvau varžybo šaudymą, tai pamačiau, kad,
Hebra ten suvažiavo, visi jau mokėdami, aš atvažiavau, sakau, oi, ten likau 56 iš 100, sakau, nu, vis ne paskutinis savęs pagoda, bet tikrai matau, kad kažkas negerai, kažkur reikia, sakau, tobulėti. Nu ir ieškai, matai, žiūri, jie šaudo, jie pirmas vietas ima, sakykime, ir ką jie daro. Ką jie daro su stovėsina, ar su padėtim, ar su taikymus, kokius principus naudoja panašiai. Tai po varžybų pasišnekin vieną antrą, aš taip darau, man tas geriau. Ir visą tą dėdi, lipda į vieną krūvą, kai žiūri susilipdo ir rezultatas pabiški geriai. Ir savo karius jūs pasirengėte. Kaip? Savo karius pasirengėte šaudimo varžybom, kolegas, na taip sakykime. Taip, reikia dalintis patirtim, vis tiek esam po tą pačią vėliavą visi, tai kuo daugiau mokės šaudyti, tuo bus mums geriau ir saugiau. Tai tą patirtį reikia dalintis ir kiek įmanoma, kaip sakant, aš stengiuosi ją perteikti. Kas nori, jeigu kas nori šaudyti, aš tikrai padėsiu ir dieną naktį reikia tau treniruoti, sakyk, važiuosim, darysim. O tie, kas nenori, mes, kaip sakant, bazinius principus jiem perteikiam, tu turi tiek padaryti. Užtenka kuopos šaudimo pratybų, taip? Kuopoje, sakykime, taip, kad yra įskiepijama irgi taip, kad jis tikrai norėtų. Nes, mes sakom, kaip, jeigu esi muzikantas, jeigu tu būsi blogas muzikantas, niekas tavęs neims. Jokias, kaip sakant, grajus. Ar muzikinės grupės, ar į balius dainuoti, gruoti, tavęs niekas neims. Taip ir karys, jeigu nemokės šaudyti, tai kam tu reikalingas? Karys turi mokėti šaudyti. Čia yra mūsų pagrindinė specialybė, pagrindinis tas dalykas. Tai ir kaip ir kitų specialybių kažkoks yra vienas iš tų įgūdžių, kuris turi būti svarbiausias, pamatinis. Na, sakykime, ne kartą užsiminėte, šauliai. Telšiuose jūs žinomas ne tik taip, kaip karys savanoris, bet ir kaip šaulys. Šaulių rinktinės vadas, jeigu neklystu. Ar galėtumėt papasakoti trumpai apie savo kaip šaulio tarnybą? Kaip sugebate suderinti, tuos, nenoriu pasakyti, 2 darbus, 2 užsiėmimus karinėse struktūrose, Šaulių sąjunga ir savanorių pajėgose? Kokie pliusai, kokie minusai, kaip sugebat suderinti viską? Tai kaip sugebėjimas, tai kaip sugebu, net negaliu atsakyti, tai man atrodo, čia užtenka noro, jeigu ir noro, visur gali spėti. Ir kas yra gerai, kad čia yra labai viskas panašu, sakykime. Krašto apsaugos savanorių pajėgos, jo čia yra toks, sakykime, mūsų savaitgalinė tarnyba, kai savaitgaliais mes ruošiamės ir panašiai, o Šaulių sąjunga yra jau pagrindinis mano darbas, kur aš praleidžiu didžiai savo dalį ir savo laiko investuoju į šitą. Tai kai yra jos, sakykime, principai ir užduotis labai panašios, tai ir labai lengva. Vos ne tas pats. Tik tai, kaip sakant, viršų pakeiti, o principas lieka tas pats. Tai, bet uniforma kita, taip? Jau, uniforma kita, o svarbiausia yra žmogus. Jeigu žmogus nori ir gali, tai aš skatinu ir sveikinu, kas sugeba irgi. Turim irgi tokių pavyzdžių, kad ir policininkai, ir krašto apsaugos savanorių pajėgose, ir Šaulių sąjungoje. Jeigu spėja visur, žino, ko jam reikia, ko gali viena ar kita organizacija jam duoti kokių naudos ar pliusų, ką jie gali duoti savo organizacijai, kur būna, tai tas yra labai sveikintina ir nėra svarbu, ar tu čia turi būti ar tik karys, ar tik šaulys, ar tik pasienietis, ar tik policininkas. Tai aš manau, kad tu gali savo įgūdžius ir ten panaudoti ir visi iš to, kaip sakant, laimi. Ar negaila atiduoti pačių geriausių, perspektyviausių Šaulių savanorių pajėgom? Nepaslaptis užauginate? Jo, čia yra skaudi tema. Pasidalinkit skauduliu šituo. Kai tu, sakykime, savo organizacijai, Šaulių sąjungoje, mes matom, kaip jie 11 metų ateina, tokie visi pasimetę, nežinantis dar ko nori. Tai dieve mano vaikai.
Jo, taip, vaikai ateina, tu sauginį, matai, kaip jie formuoja, auga, pasirenka savo, sakykim, kryptį, sako, jo, aš noriu būti karys, noriu būti policininkas, nesvarbu. Kur tu nori, svarbu, kad mes sudarom tokį terpę, jie mokintis. Užauginam 18 metų, dažniausiai būna taip, kad ir po 18 metų jie pasirenka kažkokį vieną ar kitą ir mes jų kaip ir netenkam. Gaila, per mano, sakykim, vadovavimą ar darbą Šaulių sąjungoje per 11 metų turėjau daug tokių jaunimo, kurį gaila, paskui ateina kiti, vėl vyksta tas pats principas ir tu supranti, kad tu niekur nepakeis, bet tu vis tiek išleidai geresnį, tvarkingesnį patriotą žmogų į gyvenimą ir kad čia vis tiek jis bus toj pačioj Lietuvoje. Tai tu, jeigu esant reikalui, tu vis tiek su juo, kaip sakant, petys petin eisi ir kovosi. Tai... Paskaičiuokim, jeigu nesudėtinga, aišku, kiek tokių karių esate užauginęs iki profesinės tarnybos, iki kariūno galbūt, iš savo šaulių jaunųjų? Taip, skaičiais tikrai nesuskaičiuosiu ir tos ataskaitos daromos, pas mūsų reikalaujamas, sakykim taip, yra gera žinoti, kad iš Šaulių sąjungos išeina jaunimas ir pasirenka sukarintas struktūras, jėgos struktūras. Tai tikrai turime ir į karo akademiją stojančių, net ir baigusių, ir čia Margerį dabar tarnaujančių. Ir vis laik smagu yra ateiti, prisiminti, labas, jie prisimena ir sutink, pasikviečia, sakykime, kavos, pabendrauti, pažiūrėti, kaip tarnyba sekasi, prisiminti senas dienas panašiai. Tai tikrai didžioji dalis išeina, sakykime, į krašto apsaugos savanorių pajėgas, nes čia ir tokia, sakykime, lankščiausia tarnyba. Dalis išeina į profesinę karo tarnybą, kas į karo akademiją, nemažai ir į BRM, vidaus reikalų ministerija, policija, pasienis. Irgi kitiem patraukti, tai labai yra smagu, kad mes sudarom tokį kaip profesinį orientavimą. Orientuojasi į jėgos struktūras. Suprantu, jūs, Juliau, labai gerai sugebat planuoti laiką. Ar turite laisvalaikį? Laisvalaikis yra, kaip kažkoks dėdė irgi pasakė, prabanga. Negali būti per daug laisvo laiko, nes jeigu bus per daug laisvo laiko, prisigalvojamės nesąmonį arba pradedam tingėti. O kariui tinginys ypač didžiausias priešas, su kuriuo reikia kovoti. Tai laisvalaikio tikrai atsiranda, jeigu būna 1-2 savaitgaliai per mėnesį laisvi, tai čia jau yra labai gerai, čia yra prabanga. Tada kartais net nesugalvoji, ką čia veikti. Stengiasi vis laik laviruoti, čia reikia ir šaudymo varžybos, čia šaudymo pratybos, čia kokios kitos pratybos, tai kursas, tai dar kas, tai stengiasi 1-2 dienas nors mėnesį turėti laisvo laiko, nes reikia ir skirti ir šeimai laiko. Tai čia vienintelis, sakykim, toks svarbiausias dalykas, kad pabūti su šeima, nes dauguma kariškių sako, kad yra užauga vaikai nematė tėčio ar mamos, tai šitą mintį esu girdėjęs ir nenoriu su tą potekstę vadovautis, kad mano vaikai būtų manęs nematę. To, kaip sakot, geriausių laikotarpių jaunystėje. O patikslink, koks klausimas antras buvo ten. Kiek turite vaikų? Kalbėjote apie šeimą. 2, šiuo metu 2. 2 vaikus, 2 ir jie auga matydami tėtį ir galbūt svajodami apie tarnybą Šaulių sąjungoje. Gali būti, vienas jau yra to amžiaus, kur gali būti šaulys, nieko neverčiam, jeigu norės, galės pasirinkti šitą kelią. Svarbu yra, kad jie žinot, ko nori. Tai jis žino, kad nori pašaudyti, nori pabandyti, išbandyti vieną ar kitą ginklą, sakykim, nekovinį, jis gali tą padaryti. Jam nereikia būti šauliu, nes tėtis turi, kaip sakant, tokių irgi ginklų pneumatinių. Tai jam tas šaudimas, sakykim, nėra toks
prioritetas, nes jis bet kad namie tą gali padaryti. Sugrįžkim prie antro klausimo, jūs paminėjot. Tai jeigu yra tas laisvalaikis, ką mėgstate veikti? Knygas skaityti, muzikos klausyti, ar tas poilsis yra aktyvus? Taip, mūsų jo laisvalaikis labai daug laisvo laiko arba laisvalaikį sugaidino mūsų COVID-as. Tai tikrai išmokom, sakykim, negerų dalykų. Šiaip tai aš orientuojuosi į aktyvų laisvalaikį. Kad esant laisvą laikui sportuoti, užsiminėti kokį nors veiklą, toks kaip tinklinis, crossfitas, šaudimas. Aš priskiriu šaudimus irgi prie sporto. Bet pirmoje vietoje tai laisvalaikį stengiuosi leisti su šeima. Tai visas laisvas laiks eina šeima, sportas, draugai. Gal labiau šeima, draugai, sportas. Nes su draugais irgi reikia pabūti. Kartais irgi sako, kad retai mato, tai reikia ir atiduoti duoklį draugam. To biški laiko skirti. Ir tie draugai netarnauja karinėse struktūrose? Taip, bet jie supranta. Jie nerašo kiekvieną dieną, jeigu turim grupės tam tikrus, kur jeigu parašo, jeigu aš parašau, žinau, kad jau yra laisvalaiks, nebus tą savaitgalį ar, sakykim, ar vakarę kažko užsiėmęs nebus, tai stengiamės kažką nuveikti kartu. Šaunuoliai. Kiek metų Tamsta Juliau tarnaujate Lietuvos kariuomenėje ir kas paskatino pasirinkti karo akademiją? Jeigu skaičiuojant jo nuo karo akademijos, tai nuo 2006 metų, tai išeitų, kad 18 metų jau kariuomeniai. Tai paskatinimas buvo tai labai paprastas. Atėjo kolega, tiksliau iš mūsų vietinių telšiškių į mokyklą pristatinėti karo akademijas. Savanoris? Ne, iš karo akademijos students. Kariūnas atėjo pristatyti karo akademijos studijų. Parodė, čia kariai, kaip atrodo, uniformos. Pasižiūrėjom su klasioku viens į kitą. Davai, sak, stojom. Nemokamai, kariuomenė, sakau, gražiai atrodo, uniformos. Sakau, visai neblogai būtų. Davai, pabandom. Ir įstojom. Ir kaip įstojom, tokie buvom dar nesusipratę, kur pataikėm. Kas čia per... Mes tik iš nuotraukų viską žinojom. Tada prasidėjo, aišku, savaitę prieš iškojom, kas pažįstams, kas kariuomeniai, kas karo akademijai tarnauja. Tai davai papasakoju. Kad iš tų pasakojim ir viskas taip blogai. Davai, varom. Ir tas pirmas, kai atvyksti, pamatai tą visą tokį, sakykim, rutiną. Nes pirmai ir bazinis kursas, kur tave spaudžia, bando psichologiškai biškį paveikti, kad pamatytų tavo silpnas, stipresias vietas. Tai buvom pasimėti, sakoma, čia visą laiką ant mūsų šauks, kas čia bus, sak, pakenčiam, baigsis, paskui pažiūrėsim. Tai pakentėjom ir esam čia. 18 metų jau tarnybos. Ar labai nusivylėt, kad susiklojus aplinkybėm baigėte laisvo diplomo ir tuo metu nebuvo paskirimų? Dalė jūsų laidos. Jo, atvirai, tada buvo tikrai toks į paširdį toks smūgis. Sak, jūs ten ar 15, ar kiek ten, sak, jūs negausit darbo vietos. Mes netikėjome iki pat paskutinio, kad tie kariuomenė investavo į mus, mokė 4 metus visus įgūdžius, visur, kaip sakant, pratybos dalyvavom ir paleisakys. Eikit, kur jūs norit. Tai netikėjau, bet kai jau pradėjo visus, sakykim, įdarbinti, ten buvo toks krizė. Manom, kad buvo krizė, bet čia gal kitos aplinkybės. Ir sakom, okei, kaip nors vis tiek rasim, nesam durni, išmokė karo akademiją, kaip reikia gyvenime laikytis, kaip išgyventi, rasim. Aš iš karto pasėmiau atostogų, sakykim, kiti visi nuėjo į dalinius, bet atostogų iš karto pradėjo daliniuos. Tai aš turėjau kelis mėnesius atostogų ir matau, kad nieks nieko nevyksta, kol kas mūsų nekviečia. Atgal grįžti kariuomenę, nors buvo tokių minčių, kad sakom, mes gal esant laikui kažkur vis tiek surasim vietą.
Na ir pradėjome ieškotis patys darbo. Tai pradžioje pagal specialybę, tai aš įsidarbinau Alsėdžių mokyklai, kaip karinio, Pilietinio ugdymo. Gynybinio pilietinio ugdymo instruktorius. Tai buvau tokį. Sukarinta pakraipa, sukarinta mokykla. Tai sakau, aš realizuosiu save. Ten išdirbau virš 2 metų, beveik 3 metus. Ir po to jau gavau pasiūlymą ateiti į Šaulių sąjungos Žemaitijos Šaulių 8 rinktinės vadus, vadovauti Žemaitijos rinktiniai. Iškart sutikau, čia buvo irgi toks kaip ir karjeros laiptelis, sakau, aš tikrai noriu tą dalyką daryti. Ir jau iki dabar, tai tos jau daugiau nei 11 metų dirbu šios pareigose, o per tą laikotarpį vyko tikrai nemažai tokių, sakykime, pasiūlymų esu gavęs, kad grįžti į kariuomenę, tarnauti, sakau, laikai keičiasi, kažkada buvau nereikalingas, paskui labai reikalingas. Bet aš sakau, aš pasirinkau savo kaip, sakau, viską galiu padirbti šitoje vietoje būdams ir sakau, aš dirbu mėgstamą darbą, man tas patinka, savaitgaliais savanorių, krašto apsaugos savanorių pajėgose tarnauju. Taip, o man ir svarbiausia, kada jūs atradot savanorių pajėgas, nuo kelintų metų? 2011, jeigu neklystu, 11 ir 10. Gal 10 metų pabaigoj. Vadinasi, viskas vyko pakopomis. Pirma šauliai, po to savanorių pajėgos. Ne, į savanorių pajėgos jau buvau. Mums, kai pasakė, kad negausit, sakykim, paskirimo į dalinį, jūs eikite į savanorių pajėgas, ten tikrai jūs priims ir jūs galėt, kaip sakant, toliau lavinti įgūdžius. Tai savanorių pajėgos aš iš karto, sakykim, keli mėnesiai po karo akademijos baigimo, nuėjau į savanorių pajėgas ir nuo to laiko tarnauju. Tai, manau, 11-10 metai. 10 metais mes baigėm karo akademiją. Tai nuo tų metų ir esu savanoris. Paskutinis jūsų sakinys, Tamsta Juliau. Ką norėtumėte palinkėti būsimiems kariams savanoriams? Tai esamiem, būsimiem norėčiau palinkėti, sakykim, tokį paprastą dalyką, išsikelti tikslą, tokį, kur būtų pasiektas ne per dieną, ne per 2, ne per metus, kad turėtume tikslą, kaip kelrodė žvaigždė ir savo kariniai struktūroje, kariniam dalinį ar pratybose jūs tobulintumėt save, kūną, sielą, siekdami to tikslo. Jeigu ir tikslas, sakykim, būti tobulų, gerų karių ir mokais. Tobulų, kaip sakant, snaiperių būti, mokais, tobulini. Tai... Ir prisiminus jūsų 3 principus. Prakaitas, juodas darbas ir kas? Kraujas? Kraujas. Prakaits, darbas, juodas darbas ir kraujas. Be to nieko nebus. Be to dažniausiai nieko nebūna. Niekas iš niekur neatsiranda. Kągi, Tamsta Juliau, ačiū Jums už pokalbį. Iki naujų pasimatymų. Po 50 spaudimų.